Sveiki, šiandien pakalbėsime apie tai, kaip naudoti highlighterį. Iš anglų kalbos highlighteris tai yra tarsi išviesinimas, pabrėžimas šviesą ir ką mes darome su šiuo produktu, tai mes tarsi lengvai suteikiame švytėjimo tai zonai, kuriai tą highlighterį naudojame. Ne? Tai aš šiandien naudosiu highlighterio paletę Golden Glow, jinai yra su auksiniu atspalviu, su auksiniu tonu, bet be abejo highlighterių yra įvairių, yra sidabrinių, yra auksinių, yra šviesiai rožinių, yra įvairių tonų atspalvių, tokių, kokių jums patinka. Mano šiuo metu favoritas yra būtent Golden Glow, labai mėgstu naudoti šį highlighterį ir kaip šešėlį, ir būtent veido zonoms iššviesinti. Tikrai galėjote mano puslapį, jeigu dar nematėt, pažiūrėkite mano makiažas, tikrai labai daug makiažo, kur aš naudoju būtent šią paletę. O šiandien parodysiu, kuriuose vietose mes naudojame highlighterį šviesinimą išskyrus šešėlį. Ne, be abejo, galime naudoti ir kaip šešėlį. Kaip highlighterį, kaip išviesinimą naudosiu taip pat specialų teptuką skaistalams ir highlighteriams ir veido modeliavimo korekcijai, toks kirstas purus teptukas. Ir tuos vietos, kurias mes norim išviesinti, tarsi saulė šviečia tuose vietose, tarsi jinai nubučiuoja tas vietas ir tuo pačiu mes lengvai su highlighteriu koreguojame kai kurios bruožus. Tai visų pirma, viena iš populiariausių vietų yra po antakių šitą vietą. Tam teptuke aš naudosiu šią briauną, truputį visai imu, labai nedaug. Visada geriau mažiau, negu iš karto paimti daug. Labai lengvai. Visada geriau mažiau negu iš karto daug. Ką tai padaro? Tai išviesina akį, labai gražiai atveria žvilgsnį. Matote, ne? Tas labai lengvas akcentas. Svarbu nepersistengti. Toliau, jeigu yra noras padaryti, iškelti nosies nugarėlę, jeigu mes jį išviesinsim, jį šitoje vietoje kreipia dėmesį į save, o čia mes turime tamsesnės vietas. Mes lengvai irgi gražiai išviesiname, nes tai yra natūralu, nors mes tai darome kosmetikos pagalba, kad saulė gali išviesti būtent nosies vietą, ne? Jeigu jums tai patinka. Taip pat mes galime naudoti highlighterį tam, kad atkreipti dėmesį į lūpas, trupučiuką jas išviesti, paputlinti. Aš nelabai turiu poreikį tam daryti, bet jeigu jūsų lūpas yra siauresnės arba jums tiesiog patinka toks niuansas ir patinka toks akcentas, tai mes dedame highlighterį šitoje vietoje, kur yra trikampis. Pas mane čia dabar tikrai nieko nėra, išskyrus lūpų alijukų mūsų fantastiško. Tai dabar, kad nesugadinti makiažą, kaip padarysiu, tai geriau daryti šiaip prieš lūpų makiažą. Ir išgauname tokią labai lengvą irgi paauksuotą švytėjimą, tai trupučiuką paputlina mūsų lūpas. Vėlgi svarbu nepersistengti, tai yra be galo svarbu. Ir klasikinis variantas, kur mes dedame highlighterį, tai yra iškiliausia vieta, šita vieta, kur krenta saulė, kurios nelabai mes matome dėja paskutiniu metu. Ir suteikiame labai gražų švytėjimą. Ir iš tikrųjų patarimas būtų netgi toks, ko oda yra, sakykime, brandesnė ir linkusi griūti žemyn, jau trupučiuką žemės trauka, kai suveikia. Tai daryti kuo mažiau pastebimą korekciją, turiu omeny tamsinimą veido bruožų, o labiau žaisti su išviesinimu, nes automatiškai, kai mes išviesiname šią zoną, šita zona lieka tamsesnė ir tai automatiškai modeliuoja mūsų veidą. Ir traukia dėmesį būtent į šią zoną, ar reiškia mes darome tokią tarsi liftingą. Labai lengvai, svarbu nepersistengti. Dar labai gera vieta, kur panaudoti highlighterį akių makiažą, bet pas mane šiuo metu yra tas išviesinimas, bet aš galiu papildomai padaryti tai ir lengvai. Šitus kampučius tai atmerkia žvilgsnį labai gražiai. Šituose vietose. Ir čia yra tokie pagrindiniai taškai, kurių mes išviesiname, kai darome makiažą, tam, kad suteikti makiažo švytėjimo, tokio labai lengvo, labai neįkyrų, labai subtilų ir nerėkiantį.
Aš tikiu, kad jums buvo naudinga šitą lengvą trumpą pamoką. Jeigu taip, tai nepamirškit man padėkoti širdutę. Būtinai palikite man komentarą, nes šiuo metu būtent komentarai kelia mano video. Tai gali būti arba širdutė, arba jūsų atgalinis ryšys. Pakomentuokite, ar buvo jums kažkokių naujų atradimų, ar iš vis naudojate highlighterį savo kasdienį makiažą. Ir drąsiai dalinkitės mano įrašu. Ir jeigu dar nesekate mano puslapį, būtinai paspauskite sekti, kad nepraleisti naudingos informacijos. Dar pasimatysim. Nuostabios dienos.